norėčiau pristatyti keletą priemonių vaikams, kurie turi skaitymo ir rašymo sunkumų arba specifinių mokymosi sutrikimų. Tai viena iš priemonių, kuri gali padėti geriau susikaupti rašant, tai yra sąsiuviniai, kurie yra pastelinių spalvų ir langeliai yra šiek tiek didesni, taip galima truputėlį lengviau orientuotis lape. Ir taip pat tos pastelinės spalvos vaikams padeda geriau susikoncentruoti į užduotį. Kita priemonė, kuri yra labai naudinga, ypač skaitymui, tai yra skaitymo liniuotės. Jų būna įvairių spalvų ir jos yra skirtos apriboti galimą dirgiklių kiekį, ar ne? Tai tuomet vaikas mato tik tais tą eilutę, kurią skaito. Taip gali vaikai matyti tik tais tą eilutę, kurią skaito. Taip yra lengviau sekti tekstą ir tai padeda geriau susikaupti. Jeigu vaikas yra linkęs paišyti, spalvinti ir tai daro sąsiuviniuose, tai tuomet mes galime skirti papildomų užduotėlių, kurios gali padėti vaikui tas užduotis atlikti ir jos gali būti labai gražiai suskirstytos pagal vaiko poreikį. Tai gali būti užduotis piešimui, spalvinimui, gali būti refleksijai, taip pat regimajam dėmesiui. Vėlgi labai svarbu pasižiūrėti, ar tai padeda vaikui. Tai galime patikrinti, jeigu vaikas atlieka tą užduotį, jisai turėtų susikaupti geriau. Jeigu, tarkime, jis turi išklausyti kažkokį mokytojos pasakojimą ir tuo metu kažką spalvina, ar ne, mes duodame užduotėlę ir tuomet paklausime, ar vaikas tikrai išgirdo ir suprato tai, kas buvo sakoma. Dažnu atveju vaikai dar geriau išgirsta informaciją, jeigu jie tuo metu būna užsiėmę kažkokia piešimo ar spalvinimo veikla. Jeigu ne, tai tuomet ši veikla yra vaikui netinkama ir galime paieškoti kito būdo padėti vaikui geriau susikaupti.